Tai va, vaikštam ant Milano katedros stogo ir tyrinėjam labai įdomu, kad kiekvienas tas koplytstulpis turi savo figūras ir jos nesikartoja. Bandžiau suskaičiuoti ir ieškoti kažkokios logikos. Gal tai yra 12 stulpų, kaip 12 apaštalų, bet iš tiesų suskaičiavau aplinkui yra 20, o į šonus yra dar 2, 4, 6, 8, dar po 10. O man tai labai žavi, va čia va, Egidijau, pafilmuok į kairę, dar yra toksai kaip į sakyklą įlipimas, matai, toks baltas. Į viršų, o pačiam viršui yra aukso skulptūra. Jėzus Kristus tikriausiai su žvaigždžių vainiku. Va, įdomiausia tai, kad katedra vis dar restauruojama ir va tos šviesesnės dalys yra iš marmuro, o tos tamsesnės dalys yra senesnės, tikriausiai iš smiltainio. Čia mūsų architektai turėtų atsakyti šitą klausimą. Tie 2, kurie liko Lietuvoj, bet tikiu, kad atvažiuos kada nors ir patys įsitikins grožiu. Tai kur eini į miestą pažiūrė, eik. Labai graži panorama atsiveria. Ten naujamiestis matosi, va kokie stikliniai pastatai. Tikriausiai netokie ilgamžiai kaip mūsų. O ten kairiai pusėje ir nebus Leskala teatras. O ne, va dabar kur filmuoji. Man atrodo... Ne, ten ta galerija Vitorijo Emanuelė. Eikim į kitą pusę pažiūrėti. Va, žmonės čia ateina, fotografuojasi, šypsosi į kameras, grožėtųsi miestu, nežinau, daugiau patirtų malonumo, negu vien tik tai fotografuotis. Va čia, gražus vaizdas. Čia galima įlysti, va čia, ateik, va čia. Privati erdvė, matai? Ten koks venecijietiškas bokštas iš raudonų plytų. Dar laikrodis, matai, ant to pastato kokio grožio. Labai gražus tie nubėgantis tokie varvekliai, va čia taip, tik. Bet esmė, kad kiekvienas turi savo viršūnėlę, kas lapelį, kas roželę, kas kankorėžį, kas gėlytę. Ir kiekvienas labai smulkių detalių, viskas išieškota, ne bet kaip daryta, o iki galo, labai kruopščiai. Va šitas stulpas, matai, kaip auga. O ant viršaus dar kokia nors skulptūra. Šita panašiai į kažkokią apaštalo, o na tai tokia graikų dievo kokia nors. O ten graikų kareivė. Įdomu tas, kas sugalvojo apskritai kažkokią viziją turėjo ir paaiškinimą kiekvienam objektui šitos katedros. Taip.